Einam, kaisiau. Eisim. Einam. Iš tikrųjų, laimės receptas, bet čia tik tai, aišku, mano atveju, tai jisai nėra kugelio receptas, kur aš galiu labai konkrečiai susakyti visus ingredientus, kiek tų ingredientų reikia ir reiškės, kaip iškepti skanų kugelį. Tai tiesiog aš kažkaip pagalvojau, kas mane daro laimingą, tai turbūt taip gal nežinau, taip sako mūsų močiutės ir tetos, bet dabar, kada, reiškės, jau suaugame, tai pradedi suvokti, kad turbūt vienas svarbiausių dalykų tai yra tai, kad žmonės, kurie yra tau artimi ir kuriuos tu myli, kad jie yra laimingi. Tada laimingas esi ir tu, matydamas juos vaikus, laimingus, jiems viskas gerai, tada kažkaip mažiau yra dėl ko sukti galvą. Dar vienas labai svarbus dalykas tai yra gerai pradėtas rytas, nes gerai pradėta diena, jinai dažniausiai taip ir einasi. Tai kada ryte atsibundi ne nuo žadintuvo, kurį norisi trenkti žemę ir sudaužyti, bet nuo to, kad pavyzdžiui vėjas iššoka į lovą su tigru ir pradeda pasakoti sapną apie tai, kad mūsų radiatoriai gyvena varliukai ir berniukai varliukai gyvena radiatoriaus viršui, mergaitės apačioj. Ir tada jisai prašo surasti raktą, kurio galima atidaryti radiatorių ir iš ten ir išlaisvinti varliukus. Tai tada kažkaip labai būna smagu. Dar vienas dalykas, be kurio, manau, nei vienas žmogus nėra laimingas, tai yra meilė, nes kai tu myli ir kai tu jautiesi mylimas ir kai, nežinau, esi ant sparnų ir jautiesi taip, kad, nežinau, eini gatve ir gali garsiai niūniuoti kokią nors melodiją ir nematyti visiškai nieko aplinkui. Kad ir kaip stengiasi žmonės sakyti, kad ne, mes nesame materialistai ir pinigais laimės nenusipirksi, tai reikia žiūrėti tiesiai į akis ir tie pinigai bet kokiu atveju irgi duoda savo. Ir kada tu turi iš ko apmokėti sąskaitą ir kada tu gali tiesiog išėjęs pasivaikščioti, užeiti į parduotuvę, nusipirkti suknelę ar nupirkti vaikui kokią nors mašinytę, kurios jisai labai labai nori ar dar kažką, tai tas irgi yra labai gerai. Be abejo, tam, kad jų būtų, tai reikia darbo. Vadinasi, dar vienas svarbus dalykas tam yra darbas.